Sveikos merginos, jeigu žiūrėjote mano korėjietiškų kaukių bandymų serijos, tikriausiai turėjote pastebėti, kaip Gytautas vis klausinėjo, ar tai pagaliau ta juoda nulupama veido kaukė, kurią galima matyti visur ten internete. Ir žinote ką, vardan komentatorės, vardu Margo, nežinau, ar tai jos tikras vardas, tačiau mergina paliko man nuorodą būtent į tą juodą nulupamą veido kaukę, kurią aš jau čia šiandien turiu su savimi. Ir tai yra mūsų šios savaitės keistas mažas dalykėlis, kurį mes be abejo mėginsime kartu su Gytautu. Nekantraujat, ne? Ne, taip. Pagal merginos paliktą nuorodą, kurią atkartosiu šio filmuko aprašymę, aš tai čia turėčiau turėti 10 štai tokių mažų pakelių juodos kaukės. Ir net nežinau, ar iš tikrųjų tiek ir gavau. Gal pabandom perskaičiuoti ar ne, nes tik tai išėmiau kelis, pačiupinėjau ir tiek. Tai nežinau, kaip čia turiu. Tai va, ir iš esmės tai kaip atrodo pati pakuotė. Ai, čia ne kortos, gerai. Na, o pati pakuotė atrodo kaip būtent iš tų internetinių filmukų, ar ne, su kompanijos pilaten pavadinimu ir vadinasi juodoji porų juostelė kažkodėl, nors tai viduje yra skystis. Ir tai kiek mes čia turim? 10. Tai 11. Tai 11. Gal vieną nemoka. Tai gerai. Žodžiu, negaištam, imam, ane? Ištrauk man vieną. Šit. Gerai. Gerai? Nu va. Ką daryti papasakoti? Čia mat yra įkirpimas, tai tiesiog atlauk. Laupam. O ne, čia kažkoks šokoladas. Ne visai skaičiu. Ačiū iš jūsų pastabas, kad šitas nulupamas kaukės reikia tepti plonesnių sluoksnių. Aš iki tol nebuvau naudojusi tokio tipo veido kaukių ir visas kitos taip jų grėbį tikdavo ant veido. Tai jo, šitą irgi mėginsime plotnų sluoksnių. Žinai, kas geras, kvapas geras. Toks neatsiduoda chemija. Muilas toks, Tai jau. Ei, tik sakytų, veidrodžio nereikia. O dabar vakė. Noriu į akį prisitėti. Tai kaip čia ten bus pirštu viską? Taip. O tai ką, duok man kokį veidrodėlį. Tai su pirštu taip paėmė ir tipi. Man galiu taip ant piršto. Čiūkiuos, Aš negaliu, pala. Jo, galiu va taip va ant piršto. Sluksnai smala, tai reikia te. Ne. O, da. Plonus sluoksnius, nepamiršk. Nu, pigmentas tai tikrai geras. Šiučiu gerai nesibaigšia. Ištyram. Man reikėjo man kelią išsidėti. Stiprios plaukus. Taip, visą veidą. Jie galva iš pačių pasipuoja, biškai, žinai, kažkaip taip. Ir man burbuliukai kažkokie susidarinėjo. Nu tai tik ne. Nėra vientisa šiaip pas tave irgi. Tai va taip, kad žinai, su pirštu įtrink, kad būtų, nu žinai, vientisa, nebūtų korėta. O, gerai sekasi, tai nesvegam. Bet čia jo, visi vėl matai, važiuoja ateina, tos tokiom porom išlenda jinai. Kažkokie labai įdomi, iš tikrųjų. Tai gal šiandien... Mėginsiu prizūminti, pamiršau visai apie tai. Bet tau tokiais burbuliukais nesusidarinėjo, kaip man. Nes jie šūstras. Man iš jūsų man labai kažkaip keista. Pažiūrėsim, ar užteks vieno šito visam veidui. Nu, tave atražyti vieną nepasiliko. Gerai. Tai kiek reikia lauk laiko? Nežinau. Gražus baigiau, tai visą pasidėsiu būsiu gražus. Paimk sveiką pakuotę, nemurzina, pasižiūrėk, gal ten parašytas yra koks nors skaičiukas laikymo. 30 minučių. Gal tą skaičių žiūri? After apply and wait about 30 minutes. 30 minučių reikia laukti. Ilgokai. Jo. Tikiuosi, man tu koks mano veidas yra toks visas kaip korėtas. Tai tikrai nėra to veido kaukė, kur, žinot, pasidengia tokia, na, vientisa masė, nes čia, vat, visas žandas, vieni burbuliukai, toksai kakta, vat, ypač, tai visa kakta, na, aš nežinau, kaip jinai išdžius, ar kaip ją reikės lupti, jeigu jinai visas skylėta. Tai, nu, toks įspūdis. 30 minučių, ką veikiam? Nemam kavos?
Kelą vienam lauką. Ne, rimtai reikia išvesti. Gal po to. Gerai. Jei grįšim už 30 minučių. Jau, time out. Žodžiu, štai mes ir grįžome. Tiesiog, ką galiu pasakyti, kad aš taip ir likau skylėta ir korėta, o aš taip po nulis čia lyg niekur nieko solidžiai vientisai juodas. Ir jis man bando pasakyti, kad gal visgi reikėjo daugiau tepti. Bet aš irgi sutepiau visą maišiuką. Tu irgi vieną maišiuką. Tai logikos tame nežinau. Galbūt čia mano kažkaip veidas keistai reaguoja visas priemonės, nes iš tikrųjų šiandien irgi mėginau keistą daiktą. Ir jau plėmos norėjau. Žodžiu, anyway. Nupau. Jo. Gerai. Įmam veidrodžius ir bandom. Tu pirmas. Aš noriu pažiūrėti, ar reiks. O. Skaudas. Skauda. Skaudas plaukus, prašau. Oh my god. Ant akis? Manis ir kitas laukia. Na ir, turi ką nors? Ne. Ta prasme. Sakyčiau, tas pats efektas, kaip buvo... Ne, žiūrėk, va, sakiau, matai baltų mažiukų. Gal kadangi jinai juoda ant jos tiesiog geriau matosi, negu ant pilkos. Ant juodos, va, matai? Nu, gal tu savo aš eksperimentą patyrinėsiu. Bet iš tikrųjų gal skaudžiau negu Hellporas. Jeigu taip atviršiai. Jeigu taip atvirai. Žiūrėk, aš Batman. Kur čia dabar tavo nosis buvo? Gal žinokit, gal šitas dalykas visai nieko veikia? Jo, geriau nebuvo, tai faktas tikrai. Bet sakau, gal tiesiog ant šitos geriau matosi, nes jinai juoda. Na ką, ir pabaigai tikriausiai belieka su jumis pasidalinti mūsų išvadomis, kad šita kaukė veikia ir ją pirkti ir naudoti iš tikrųjų apsimoka, nes už 10 pakelių, nors gal 11, aš sumokėjau $2.60. Tai net nežinau, ar pas mus parduotuvėse galima kažką įsigyti pigiau, kas irgi iš tikrųjų veiktų. Tai šitas kaukytis gauna didelį pliusą ir laiką iš manęs ir aš manau, kad mes tikrai dar jau užsisakinėsim ir mėginsim, kai tik baigsis šitos. Ar ne? Pasakyčiau, kad iš tikrųjų lengvai tepasi, turi gerą kvapą, toks cheminis, muilas skystas. Nes tos korėjietiškos kaukės tai turėjo tokį nemalonų spiritinį kažkokį cheminį kvapą. Čia visiškai to nebuvo. Ir toks guminis, tokia finale tokia, pasidaro kaip guminė, tokia įdomi labai tekstūra. Na kągi, šiandien vakarui bent šiandienėlė baigęs visus eksperimentus, eina ilsėtis ir aš labai tikiuosi, kad filmukas jums patiko, vertinsit laikų, išsiprenumeruosit mano kanalą, tam, kad mes vėl pasimatytumėm kitame mano video. O dabar sakau, iki.